žinoma, ne su to pasveikins, o su to, ponia Kepenė, kad jau 9 metus nei slogos, nei gripo. Kitaip, kad savo, mano programas sava, bet žinoma, ne apie ją tokioje iš aukštos tribūnos norėčiau kalbėti. Nesu nei suomis, nei medikas, bet Suomija stebiu jau senai, stebiu jos politinį gyvenimą, jos gynybos politiką, jos ekonominį, jos mokymo programą ir ypač jos sveikatingumo programą. Kodėl? Todėl, kad klimatas Suomijai prastesnis negu mūsų. Jie pavydi mūsų, žinot ko pavydi? Mūsų miškų, mes manome, kad Suomijos girios auga, kažin kokios, todėl kad popieriaus pramonė, ten baldų pramonė, nieko panašaus, susisukę medeliai, didelių girių yra visai nedaug, šiaip balos ir taip toliau. O klimato atžvilgiu trečdalis šalies už šiaurės, taip sakant, juostos, pusę metų vasarą, pusę metų žiemą. Ir iki visai nesenai, iki 50-ųjų metų, Suomio tipas susiklostė toks, kokio mes neįsivaizduojame. Kadangi reikėdavo prišienauti šieno gyvuliams vasarą, paskui tik duoti šerti, sėdėdavo visi ir valstiečiai, ir iš jų kilę miestiečiai, sėdėdavo niūrus, sukumpę, riebus, nes vienintelis kelias, kuris buvo, tai nuo stalo iki šaldytuvo ir nuo šaldytuvo iki stalo, nešnekus postariai. Žinoma, buvo didelis sluoksnis gyventojų, tokiausiai miestų gyventojų ir inteligentijos, kurie labai intensyviai sportavo ir tapo garsų sportininkai. Pavo Nurmis, pasaulio čempionas, dar keli, bet jų buvo tik tai 14 000 žmonių ir jie maišė vaizdą. Atrodė, kad tai labai sportiška šalis. Kaip aš bijau, kad maišo kliudo tikram paveikslui Lietuvos, mūsų Žalgiris ir mūsų krepšininkai, atrodo visi aukštaūgiai ir nuostabus sportininkai, galima dėl to labai lengvai apsirinkti. Visada buvo 2 Suomijos, kaip yra dabar irgi 2 Lietuvos. 20-ojo amžiaus viduryje dėl širdies ir kraujotakos ligų mirčių, Suomijos statistikų mirčių, Suomiai laikė 1-ąją vietą Europoje. Todėl, kad maitinasi lašiniais, sviestu, grietinė ir tokiais pačiais bulvėm, raugintis, kopūstis, panašiais dalykais. Suomijos daktarai apskaičiavo ir pranešė politikams, kad jeigu tautiečiai ir toliau valgys tiek daug ir taip riebiai, jeigu Suomija išliks į žemėlapio po 50, daugiausiai 100 metų. Todėl, kad kas be ko ir vaikų taip gyvena mažai gimsta. Nebereikalo tas portolo vyriškasis pratas, kurį vien alusinantina. Ir moteriškas pratas taip pat portolo. 20 ir 30 visoje šalyje buvo pakilęs skundas. Visoje šalyje 20 ir 30 metų žmonių. Jeigu daktarai pasakys, kad pas mus dabar kitaip yra. Cholesterolio lygis, vadinasi, kraujo apytaka buvo pradėjusiai irti. Priedo buvo labai madinga rūkyti, skaitosi labai elegantiška yra. Ypač sirgo vyrai, tas moteris iki menopauzės jų struktūrą apsaugo nuo širdies ligų, gaminės nuodėmes. Suomijos gydytojai nežinojo, ką daryti. Jie gydė ligas, o visų ligų pagydyti negalime. Dabar yra naujas lozungas iš viso pasaulyje. Gydyk ne ligonį, gydyk sveiką žmogų. Ir nepraleisk. Ligonį gydyt ir labai brangu ir mažai efektyvu. Už tai tik daug naujų vaistų vis prikreipiama ir stebiamasi, kodėl jie nieko nepatiria. Tai nelengvas uždavinys gydyti sveikus žmonės, bet gydytojai įtikino vyriausybę. Aš čia turbūt kirsiuos su, jau jaučiu nuotaiką, kad reikia priimti kažkokius tai sprendimus, visuomenė turi daryti. Aš visgi manau, kad vyriausybė, šiuo atveju padėtis yra tokia, kad vyriausybė ir Seimas turi daryti. Jie yra išrinkti tam, kad mus apgynti. Kaip Vytautas Didysis turi apgynti, jie turi steigti mūsų Seimas, mūsų prezidentė šiuo atveju ir mūsų vyriausybė turi tos apgynti.
gydytojai įtikino vyriausybę. Buvo sudaryta tautos sveikatos gelbėjimo programa. Kaip gali būti valstybės gelbėjimo programa, kaip buvo Žemaičio, generolo Žemaičio programa ir kaip buvo Maršalo Mannerheimo gynybos programa Suomijoje. Į jos vykdymą buvo įkinkytos visos institucijos. Ne tik visuomeninės, jokių būdų. Mokyklose, darbovietėse, medicinos įstaigose buvo ruošia rodama, kokia dieta teisinga. Juk mūsų žmonės nežino. Sako, lašniukų nepavalgysiu, kaip aš sveikas būsiu. Buvo rodoma, kokia dieta teisinga ir buvo skatinama judėti. Matomiausiuose parduotuvių vietose buvo dedami naudingi širdies darbui produktai, o žemės ūkis ir maisto pramonė tokius produktus pradėjo masiškai gaminti. Visuomenės organizacijos to neorganizuos. Čia turi būti, atsiprašau už tą bjaurų žodį, diktatūriškai pasijauti. Nauja mada ir visgi Suomijoje įsižiebė negreitai. Prasidėjusi apie 50-osius metus, tik 70 metais pradėjo pupsėti. Ir tai tik vienoje apskrityje. Šiaurės Karelijoje. Į ją buvo koncentruotos visos jėgos, pažiūrėti, kaip išeis pilot programa, kaip bandomoji programa. Tačiau iš karto buvo pastebėta, kad programos rezultatas daug didesnis, negu buvo tikimasi. Mirčių nuo kraujo apytakos ligų sumažėjo, daktarai patikrinkit mane ir išplakit ilgėlėmis, jeigu neapsiko, 85%. Gydytojai netikėjo savo akimis. Tos lygos beveik išnyko Šiaurės Karelijoje. Todėl programa iškart, bet visai neseniai, daugumą mūsų jau buvo gyvi, 1972 metais, jau galime atsiminti tos metus turbūt, savo biografiją buvo išplėsta visai Suomijai. Dabar tai programai 37 metai. Per tą trumpą laiką Suomijų gyvenimas pasikeitė. Visuomeninės organizacijos to nepadarys. O jų sveikata labai pagerėjo. Sakysim, visos tautos mastu pavyko sumažinti druskos vartojimą. Buvo 14 gramų žmogui per dieną, dabar 8 gramai. Žinau, ką galvoja gydytojai. Stebisi turbūt. Vien dėl to, pripažįsta medikai, pavyko pasiekti, kad visų Suomių kraujospūdžio vidurkis tapo normalus. Visos tautos kraujospūdžio vidurkis tapo normalus. Įsitraukia visi, nuo kurių priklauso, ką žmonės valgo. Mėsos kombinatai, atskiri mėsininkai ir privatus kumpių bei dešrų rūkytojai, konservų fabrikai, pieninės. Savo noru jie to nepadarys. Tai visai nesenai, 2009 metais, profesorius Tomė Lechtas apie visą tai papasakojo Europos kardiologų suvažiavime, medikai jo klausėsi kaip užkerėti visoje Europoje. Profesorius papasakojo, kad buvo atsekta, kodėl žmogus suvalgo daugiau druskos, negu jam reikia. Todėl, kad jau jinai dėta iš anksto, su perkamais parduotuvėse maisto produktais, ypač mėsa, ir su duona, net su pieno gaminiais. Vyriausybė turi labai galingus ir nieko nekainuojančius ginklus maisto kokybei gerinti. Gali sumažinti mokesčius tiems, kurių produktai sveikatai naudingiausi ir atitinkamai uždėti tiems, kurie gamina šiukšles. Kaip žinote, dešros išrūkytos per 1,5 valandos skystyje, palaikytos. Jos labai gal neša didelį pelną, trumpai užšaldytos lėšos, bet jas reikia stipriai pasūdyti. Štai jeigu jiems bus už tokias dešras, arba kaip čia buvo jau paminėta, sosiskas užkrautas, geras mokestis, neprapuls. Jie vis tiek gamins tą ir vis tiek nedings. O kitiems turi būti mokesčiai proporcingai sumažinti. Gali vyriausybė uždrausti greitojo maisto, vadinamo greito maisto, reklamas televizijose, bent tomis valandomis, kada žiūri jaunimas ir imtis kitų panašių priemonių. Suomija buvo pirmoji šalis nutarusi susidoroti su rūkaliais
visiškai. Bet ne šiaip, bet visiškai. Aš labai atsiprašau, čia esančių, turbūt jūsų tarpe yra rūkalių. Aš pats tik prieš 3 metus bečiau rūkyti. Žinau, geri žmonės irgi rūko. Bet teisybė svarbiau. Dar 1995 buvo uždrausta rūkyti bet kur darbovietės. Panaikinau rūkymo kambarius. Rūkalių jau tada sumažėjo trečdaliu, o dar po 4 metų Suomija išėjo į 1. vietą Europoje ne tik kaip mažiausiai serganti širdies ar kraujo apykaitos ligomis tauta, bet ir apskritai sveikiausia Europos tauta. Reiškia 2000 per 50 metų. Bet reikėjo 50 metų. Niekada pas mus nebus vyriausybė 50 metų ta pati. Čia turi būti tautos gynimo programa, kitos mūsų daryti. Čia kelio nėra. Suomijos, pavyzdžiui, pasiekė kai kurios kitos valstybės. Atleiskite, kad neįsiu plačiau, tai ne, kiek aš turiu laiko? 1 minutė? 2, poros. 3. Atsiranda vis daugiau šalių, kurios draudžiama rūkyti ne tik restoranuose, baruose, darbovietėse, bet apskritai, bet kur viešoje vietoje. Kaip draudžiama gerti alkoholį, turinčius gėrimus, sakysime, gatve arba viešai atlikti gamtos reikalus. Bus sulaikytas. Nuvedamas rūkymas į nepadarių elgesių kategoriją, o Suomijos policija nėra atlaidė. Uždraudus rūkalų reklamą, rūkymas jaunimo akyse nustoja būti elegantiškų dalykų. Tos priemonės davė tokius rezultatus, kad žmogus stebėsi. Kaip anksčiau tas neatėjo kitoms vyriausybėms į galvą. Po to, dėmesio, po to Jungtinės Amerikos valstijos ir Didžioji Britanija pasavei įvedė panašius draudimus ir kai įvedė per 1 metus Anglijoje, Didžioji Britanijoje ir Jungtinėse mirčių nuo širdies infarkto sumažėjo 17%. Tik po 3 metų trečdalio. Islandijoje dar, žinau, draudimai buvo įvesti 7 Liepą ir infarktų sumažėjo 21%. Nes tie draudimai saugo ne tik aktyvius rūkalius, kurie rūko, bet ir pasyviuosius, tuos, kurie nerūko, bet kurie stengia kvėpuoti neįkartinių užteršto oro. Tabako dūmai paaiškėjo be kitų žalingų poveikių smarkiai greitina kraujo krešėjimą, o tai tiesus kelias į trombas, kamštukus, kiek širdies, smegenų, tiek ir kitų kūno dalių, skaitant ir lytinių organų, čia ženklas. Būna, kad nuo trombų kojos nuvysta, tenka nupjauti. Jauno organizmo hormono audros lytinių perdėjimo metu ir atsiradusi raumenų traukos jėga prašo, kad tos daryti, veikti, panaudoti tą savo kūną, o mokyklos ir namų tvarka nedaug duoda galimybės jam judėti. Suomijos patirtis rodo, kad sportas, intensyvus judėjimas, žaidimai tą problemą išsprendžia. Prabėgus 5 kilometrus užsirūkyti nelabai norėsite. Pusė dalyko. Suomių, amerikiečių, vokiečių tyrimai parodė, kad pagyvenusiems ir seniems žmonėms daug judėti irgi būtina. Kasdieniniai pratimai padeda kraujagyslėms dirbti, ypač plonajam ląstelių sluoksniui, kurio jos iš vidaus patektos. Tada jos be vargos susitraukia ir išsiplečia, kraujas teka laisvai ir karšuliai nesusidaro. Be to, daug judant sumažėja gliukozė, cholesterolis, kraujospūdis. Iš Suomijos spaudos naujienos paskutinio. Žmonėms sergantiems vaidikinių arterijų liga reguliarūs 12 mėnesių pratimai padėjo visų trečdalių daugiau negu tradicinis gydymas ligoninėje arba sanatorijoje. Suomijos patirtis rodo, kad tai, kas naudinga seniams, naudinga ir vaikams, nes dauguma jų dabar maitinasi gausiai, bet neteisingai per tonką. Baisiausias pavyzdys Amerika. Manau, kad Amerikoje galbūt baisiau negu pas mus, reikia tą pripažinti, bet mes neturime visada sekti ir vykdys Ameriką. Amerikoje 7 procentai vaikų yra nutukę. Būna 4 mečių su